Productions. Valentine Productions. Valentine Productions. Valentine Productions. Tikrai šitos rungtynės pateisino lyderių rungtynių tą vardą, ar nesakykim, tai koks tavo būtų komentaras apie šitas rungtynės? Be galo įtemptos, labai smagu buvo laimėti, o šiaip tai pasirodė, kad tikrai mes galim kovoti su aikštele, nes kažkaip gal ir kilę, kam nors buvo abejonių, kad ant popieriaus jie stipresni, bet šiaip tai tikėjom pergalę ir stojomės iš visų jėgų, tai tiek. O kokios tai buvo varžybos tavo akimis? Man tai puikios, nervingos, permainingos, jo, tikrai mėgausi krepšiniu šiandien. Kas lėmė tokį banguotumą rungtynėse, ar ne? Lyg ir prašiau pradėjote, tačiau rungtynių pabaigoje įjungėte tą aukštesnę balą. Na, gal nežinau, gal tiesiog varžovai būdavo vis kažkaip, tai užmeta vieną tritaškį, tas psichologinis toks vyravimas. Sunku pasakyti, bet ir gale tas pats buvo, kova vyko beveik taškas į tašką. Na, prieš antrąjį etapą Excelis 44 Mantifos komanda ir Griausmo komandos turėjo po 0 pralaimėjimų, ar ne? Aha. Ir tas tarpusavio, dvikova, ar ne? Ir ta pergalė prieš būtent tuos oponentus, pridėsit pasitikėjimo savimi labiau. Na, tikiuosi, bet čia, kaip sakyti, pagrindinės kovos dar prieš akį, tai pasidžiaugsim šiandien, artėja kitos varžybos. Koks tikslas yra būtent kaip užbaigti etapą, ar yra tikslas būtent pirmoje vietoje? Tai mums pirmas tikslas tai patekti į top 4, o paskui žiūrėsim.